58 diena, šiandien visą dieną. Lyja, beveik visą dieną, tai padariau gal 15 km, palyginti nedaug, bet einant per lietų radau apleistą namuką. Tai įlindau jį ir realiai visą likusią dieną čia ir praleidau. 61 diena, planavau šiandien nueiti miestelį, nusipirkti maistą, bet pritrukau dar 5 km dabar liko. Tai labai įdomiai Via Dinarikos gidas rodė, kad tarp miestelių kem 5 km, bet ant žemėlapio pasižiūrėjau virš 65 km. Tai labai taip įdomiai gavęs, nes vakar 15 ir šiandien 40. Ir vis tiek dar miestelio nepasiekiau, tai įdomi labai. Ir nuo rytojaus prasidės 240 km be miestelių. Tai realiai 240 km maisto nešimo per kalnus. A, 62 diena ir įvėjau į Paklėnicos parką. Man atrodo, gal vieni iš aukščiausių Kroatijos kalnų. Tai aukščiausias jau kalnas buvo, 1,8 km, o čia dabar bus 1,7, 1,6. Tai va, šiaip gražu. Blemba, gerai grįžti kalnus, nes paskutinės 2 dienos per žvyrkelį ir miškus jau. Tai moraliai iškart šoktelė į viršų. A, 63 diena, visą dieną kalnuose praleidau ir aišku kilometražas biškį krito, tai gal 35 km nejau, bet radau gražų namelį, kito žmogeliuką susitikau vieną, tai negalėjau praleisti progos pasikalbėti su dar vienu žmogu. Tai va, žodžiu, šiandien jaučiu nakvosiu namukį. 64 diena, karšta, visą dieną išsirengęs buvau, tai sunku, per dieną gali padaryti, šito vietoje apie 30 km, labai daug smulkių nusileidimų, kilimų, daug šokinėjimo nuo akmens ant akmens, bet užtat vaizdai tikrai gražus, aišku, aš dabar miške, bet nesimatys, bet tikrai gražu. Vanduo. 65 diena, dabar visai nesitoli Viduržemio jūros esu. Tai va, matos jūra nuo kalnų. Tikriausiai čia arčiausiai kiek ir priartėsiu prie jūros. Diena žiauriai gera, labai geras takas, nedaug kilimo, tik tais pranešu lietų. Tai va, iš tikrųjų žiauriai laukiu lietaus, nes paskutinės 3 dienas žiauriai karštas buvo. Tai va, dar nešos vandenį, kitas vandens šaltinis tik tais už 60 km, nešos dabar 4 litrus ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad ateina lietus ir kitą dieną debesuota bus, tai mažiau išgersiu vandens, kur paprastai šiam ant 60 km nešius 6 litrus. Tikriausiai išsiversiu su 4 litrais. A, 67 diena. Didžiąją dalį praleidau šiandien miške.
ne kalnuose. Vaizdų nebuvo labai daug, bet iš tikrųjų iš vis nebuvo. Bet pliusas, kad vėsų. Visai pavėsi, po lietaus čia dar šaltas oras laikas. Labai malonės temperatūras sumaikė. Va, eit tas pats tas. Didžiausia bėda, tai takas žiauriai apaugęs. Tai va, kaip atrodo viskas. Čia dar palyginus, dar gerai, buvo kelios vietos iš vis, kur nežinau, kur einu. Tai va, yra erkių labai daug. Kas pusę valandos stoji, nusirenku nuo kojų erkės ir paprastai kokias 3-4 randu. Tai per visą dieną, nežinau, kaip virš 30 išrinkau. Tai va, žodžiu, tokie reikalai. A, 68 diena, tai dabar labai sudėtingas ruožas. Visą laiką einu realiai tarp olų plyšių. Tai gal jau 6 plyšys, kur realiai negaliu su kuprinė net praeiti. Tai dabar kuprinę sėmiau, reikės kažkaip prakišti. Tai va, plyšys va šičia jį. Tai labai kilometražas krita, per valandą gal kilometrą gali nueiti, bet žiauriai įdomu. Įvairiose vietose kopečius buvo padėtos, tai smagu buvo per kopečius palaipėti. A, 68 diena, daug tako gana apaugusio, reljefas nėra sunkus, bet biškiai užmista per žolės brautis. Ir erkių labai daug. Šiandien va, pusę valandos pro žolynus ėjau, perėjau, sustojau ir radau apie 30. Tai nusiemi vieną, žiūriu jau nuo kojų kitą ropoja, tai blemba, niekad nemačiau, kad tiek erkių daug būtų. Ir dabar irgi pro žolynus praėjau, tai kol dar saulės šviesos yra, reikės nuo erkių apsižiūrėti, nes be erkių žiauriai daug. A, 70 diena, vėl miško keliukais einu, šiaip Viedinarika dabar turėtų kirst sieną su Slovėnija. Bet sakau, greitkeliu neįsiu, galiu miško keliukais vinguriuoti Slovėniją. Ja, bet tie miško keliukai yra bėda, kad kas ant žemėlapio parodyta nėra. Retai kada nors eina tokiu maršrutu. Tai žodžiu, dabar irgi vieną keliuką sekiau gal 2 kilometrus. Viskas gerai buvo, pagal GPS rodo, kad jis eina tuo keliu, kur man reikia. Ir tada baigės. Dabar 3 kilometrus turiu grįžti atgal ir bandyti kitą keliuką. Aišku, daugumą keliukų apaugę, tai nežinau, gal vieną mašiną per savaitę pravažiuoja. Tai va, erkių prisirinkau. Rekordo dar nėra. Rekordas buvo 112, tai prieš 4 dienas. Bet dabar irgi va, valandą pasivaikščiau, tai 40 erkių nusirinkau, tai net biškį užkinsa. Tokie reikalai. A, 72 diena, beveik visą dieną ėjau žvyrkeliu, nes dabar, kaip ir Dinara Alpės baigėsi, reikia davėti kelią. Biškį lyja dabar, bet, plus 25 laipsniai man nelabai figūruoja tas lietus prie tokios šilumos. Nesitiesiu jokios pašiūrės, nesidarysiu, tai mėgosiu taip, jeigu naktį pradės lyt, tegu lyja. Tik tais biškį yra viena bėda, kad iki dabar nebuvo vandens šaltinių. Nėra kur nusipraust, tai 10 dienų realiai marinuosi ap savo prakaitą, bet manau už kokių 2 dienų artėjant prie Alpių turėtų būti šaltinių, upeliukų, tai pagaliau galėsiu nusiprausti. Ir labai noriu greičiau į Alpes pasikelt, nes temperatūros tokios, kad karšta. Šiandien gal 32 buvo, čia palyginus dar kaip tokiu metu čia dar nėra labai karšta, man atrodo iki 40 kilo, tai man atrodo Alpėse gal bus plus 20 maksimum. Tai tokie reikalai. 73 diena, dar kalnų nepasiekiau, nors planavau, bet susitikau kelius žmonės, kurie irgi pradeda Via Alpina. Jų tempu ėjau, tai pasikalbėjau,
žiauriai smagu buvo. Per visą šitą laiką 10 žmonių sutikau ir iš tų 10 žmonių 9 iš jų ėjo skirtingą pusę. Tai dabar pirmas kartas, kai su kažkuo daugiau negu 2 valandas pabuvau. Tai va, kietai visai smagu susitikti kažką. Tai va, ir kaip visą laiką, su tokiais žmonėms susitikus, kyla naujų idėjų. Tai va, ir kelionės mano tikriausiai niekad taip ir nepasibaigs. 74 diena. Jau kaip ir skaityčiau esu Alpėse. Tai vaizdai kokie. Dabar matau, kad už manęs šiokia tokia audra ateina. Va, čia, nežinau, kamera gal išfiksuos. Labai apsiniaukė tolumoj. Dabar galvoju, ar eit toliau ar ne. Galėčiau čia įsikurt, kur dar medžiai yra. Bet norėtis biški toliau paį. Bet medžių nebebus, bus tik tai solas. Tai jeigu užeis lietus, bus nelabai malonu. Tikrųjų labai smagu vėl kalnuose būti. Tai paskutinės 6-7 dienas buvo miškais einant, tai vėl jaučiuosi savo stikiai. Tai tikrai gera, gražu. 75 diena ir kaip ir 2 diena Alpėse. Tai žiauriai smagu, bet minusas, kad karšta ir labai daug lipimo. Tai per dieną minimum 2 km bendro sukilimo į viršų ir maksimum 3 km. Daugiau nebegaliu padaryti, bet šiaip žiauriai gražu visur. Tai jau už manęs va čia kalnų siena yra. Gali būt, kad už kokių 5 km aš į ją pasuksiu. Gyvūnų kol kas nemačiau, bet man atrodo, lendant giliau į Alpes, pradėjau švilpikus matyti, tai va, laukiu. Tada ir maistą reikės saugoti, nes jie labai mėgsta vagiliauti. Gerai, dar 2 valandas haikinimo ir tada ruošiuos miegoti. 76 diena. Smagu, Alpės, gražu. Dabar darau vieną perį ir 50% šansas, kad einu į audrą. Tai va, dabar klausimas, ar aš darau klaidą ar ne. Sužinosim už kokią pusvalandžią. Perė padaryta, ta pusė gražu, saulė šviečia. Atrodo kamputis biški, tik tais mus dabar kabina. Biški lyja, bet lyja ir saulė šviečia, tai kraustynis. Audra visai prie pat. 77 diena, dabar esu ant susidūrimo taško. Italijos, Slovėnijos ir Austrijos, tai kur 3 valstybių sienos susikerta, tai susikerta ant viršukalnės, tai kalnas pavadinu Peč, atrodo. Tai va, už manęs yra paminklas, tai va, o kitoje pusėje už manęs, užfiksuos kamerą, tai Julian Alpes vadinasi, iš ten aš atėjau dabar. Planas šiandien nusileisti miestelį, Austrijos Arlstein vadinas, ir pasipildyti atsargų ir mauti į Italiją. Tai ne visai Italija, tiksliau eisiu kalnų liniją, kur skiria Austriją nuo Italijos. Tai va, bus smagu, bus viena ko Italija, kita Austrijai, tai smagu. A, 78 diena, nebuvo labai įspūdingų vaizdų, šiaip gražu nuo Alpės, kad ir ne 2 km aukštis, bet vis tiek gražias. Tai va, tokia nesunki diena. Ateinančios dienos nusimato labai įspūdingos, bet kartu ir ganėtinai sunkios. Man atrodo, į dieną minimum 2 km lipimų.
Tai dar vienas dalykas Alpėse dabar šiek tiek tokia karščio banga yra, kas net aukštumose, 2 km aukštį, plus 25 laipsniai šilumos, kas neturėtų taip būti. Tai va, biški pasunkina lipimus, daugiau prakaituoji, bet viskas įmanoma. Man atrodo, gal viso Europai karščio banga yra. Tai labai gerai, kad mes esame Alpėse. Tai tik tais 25 laipsniai plus, tai nėra labai blogai. 80 dieną, tai dabar esu 2 km 100 metrų aukštį, Valentin perė. Tai galėjau daugiau padaryti šiandien, bet sprendžiau nakvot ant perės, nes vis tiek gražus vaizdai, tai noriu iš ryto atsibūsti tarp kalnų, tai va, žodžiu, tikrai gražu. Labas. Labas. O, 82 diena. Tai laukiu dabar kalnų linijos audra. Laukiu dabar, kada praeis. Ir klausimas, ar jinai auks ir mane pasieks ar ne. Tai audra yra dabar. Va. Čia. Tai va, ir dabar, gal kokias 10 minučių laukiu, žiūriu, ar į kurią pusę juda ir dar kol kas neaišku, kaip ir juda į vakarus, bet kartu ir plečias. Tai nelabai noriu judėti kalnų liniją tiesiai ją, tai sakau, geriau palauksiu. Ir pagal prognozę kažkur 1,5 valandą čia turėtų visas tas tęstis audrų laikas. Po to turėtų būti viskas gerai. Ir šiandien planas susileisti miestelį. Tikriausiai maistanešys pasipildyti, nes sekmadienį maži miesteliai, ypač Italijai, nedirba. Tai va, bet maisto, man atrodo, turiu nuvykti į kitą miestelį. Kitas miestelis bus už 50 km. Tai va, bet yra bankomatas, išsikeisiu grinų, jeigu ką, kalnuose pavalgysiu tarp hiutėse. A, 83 diena, tai dabar vis dar esu Italijos Dolomituose, realiai leidžiuosi tokį slėnį, po to vėl kilsiu, tai vaizdai iš tikrųjų viršui nerealūs, bet slėnį irgi, va, realiai tarp visai kainų, tarp blemba, vos ne pusės kilometro aukščio vertikalių sienų, kažkokia magija, tai kol kas iš tikrųjų gal gražiausia vieta per visą mano kelionę. Tai viršui nenorėjau daug video daryti, nes daug žmonių. Tai va, nes dabar parke esu, tai aš nebeatsimenu pavadinimą. Bet labai gera infrastruktūra, labai turizmas išvystytas. Tai viršui, kur geriausi vaizdai, daug labai žmonių. Tai va, bet dabar į slėnį pradėjau leistis ir nieko nebesutinku, tai toks kontrastas. Tai va, bet žiauriai gražu. Blemba. Ne veltui visi sakė, kad Dolomitai geriausia Alpių dalis. Tai, ir tikrai sutinku. Tai va, žodžiu, smagu. 84 diena. Pirmas viešbutis per mėnesį. Paskutinis viešbutis buvo Kroatijai šito mėnesio pradžioje. Tai va, žodžiu, mėgauju civilizacijos privalumais, kas keista lovai gulėti. Vėjo nėra, ne šalta, ne karšta. Įdomus jausmas. Tai va, tokie reikalai.